Papai! Kam į barą, karočią, bachuriukas šiaip savo varlės, karočią, prie tualeto laiko. Kaštoniniai ledai. Ši šventykla skaitas būdingiausių šventyklų Kijote. Čia yra lapių šventikla. Žinau? Lapių. Mačiau vakar vieną lapę vedžiojo. Sudarytų iš 10 000 naro vartelių. Šiaip tai turėtų labai gražiai atrodyti. Ne? Paširdėsim. Priimti, Ir tarnauti. čia tarnauti. Kamile, kaip lipas? Labai sportas sveikata. Ta 40 minučių dar iki viršaus. Man atrodo, kažkiek jau užkopė, ne? Ten turi būti dar kažkokia šventykla, tai einam patikrinsim. Jau tiek lipom, tai užlipsim į visos viršūnės. Nu ką, 30 minučių dar mūsų žygiui. Sustabdžiau praeivius, paklausiau, ar verta lipti viršų. Sakė jo. Lipam tada. Ką jau čia padarysi? Biški sunkoka. Nieko čia neapė. Pliama net prakaitėlis išpylė. Ten rašė 40 minučių užkopti iki viršaus, nepasakyčiau, kad buvo praėję 40, ne? Kažkaip greit. Tai gal, žinai, kokio tu žmogaus greičiu matuoji. Nu dabar rašo pusvalandis liko nusileisti. Ir būsim visą ratą apie. Tai, kaip sakiau, sudaryta iš 10 000 vartelių. Tai visus 10 000 būsim apie. Ir po to į ceremoniją. Reikia kavytės biškį, ne? Varysim pas geišą į svečius. Arba Mumis. Mumis. Jo. Arbatos išgerti ir po to ką. Nu tai pasėdėt paplepėt. Nu ką, 1-2 ir įveikta, ne, Kamilė? Gerai, ką varom pas geišos. Arbatytės kvietė, taigi mūsų. O nusineši kokios kavos ar sausainukų pas ją? Ne, man reikia žolelių dabar nusipirkti išgerti stimulantų. Nu gerai, susitiksim pas geišą. Šiaip dar keli įdomus pastebėjimai. Visur susam šiukšlės nešiojasi. Visai niekur nėra šiukšlių dėžių, labai sunku rasti, nebent tik tai 7-Eleven kokių.
arba va tokiuose parduotuvėlėse kartais būna šiukšlių dėžių, kur gali išmesti. Ir dar vienas pastebėjimas, kai kurie vaikšto su kaukiam, bet jie vaikšto su kaukiam dėl to, kad jie patys gali čiut cirguliuoti. Tai kad neapkrės kitų, užsideda kaukas. Biškai reikėjo iki namų nuvaryti greitai. Kamilė turėjo pasikeisti kojines, buvo. Kamilė. Būtų geiša... Iškritus. Būtų geiša iškritus, blema. Būtų sakęs, iš kokio jūs čia Šinkanseno išlipot. Man bilietus reikia nusipirkti rytoj. Rytoj varysim į tradicinę, japonišką užeigą, vadinamą tipo. Japanese Inn. Japanese Traditional Inn. Ten tipo kažkokia tradicinė japoniška spa. Įdomu, ar leis labai filmuoti pas tą geišą, nes gali būt, kad ir neleis. Leis. Jo? Tame ir yra for photos. Nu, pažiūrėsim. Tai pasisek. So please relax. Okay. 7. 7. Okay. Yeah. Please, you can sit one side like this, or please close your leg. Any style is fine. Okay. Please make yourself comfortable. Thank you so much. Arigatou gozaimasu. 1, 2, 3. Kaip supratau, darysim patys savo arbatą. Then, right now, we passed down that tradition generally. Today, we have hanging scroll with 4 calligraphy. Ichigo, Ichie. Okay? Ichie, yes. Kur kai dėjau galvą šitą? Oi. Daug, Aleksandr. Sergiai. Labai fainai, šiaip labai gražiai papasako istorijas, aplamai visą ceremoniją labai gražiai. Tavo experiences buvo? Ką? Labai patiko. Ja? Šiaip labai fainai dėl to, kad jie per visą, šiaip neleido filmuoti per ceremoniją, tai nelabai daug išėjo prifilmuoti, bet labai gražiai atrodė pati ceremonija, nes kiekvienas judesys, viskas apskaičiuota, gražiai padeda, viskas labai idealiai. Tai vienu žodžiu, jų arbatų ceremonijos yra labai religingos. Tipo, nesvarbu, ar tu samurajus būdavai, ar koks aukšto ranko labai atstovas, jeigu visi susirinkdavo arbatos kambarėlį, tai visi būdavo, tipo, visi skaitydavos kaip to pačio ranko. Kaip nervina, kad tu gėlyčių vakarė. Varom suvalgyti katsu. Japoniškas karmonadas. Ane, Kamilė? Nu, greit užkas, didelį žygį. Jo, ir tada, prieš didelį žygį ko, tau gėlytės ieškot? Tai šiandieną likusią dieną nueisim į kelias šventyklas, nueisim paieškosim samurajaus kardo. Ir tau gėlytės, ane? Tai jau matau, Nes kaip kad mes be gėlytės, gėlyčių? Arigatou. Čia ładne, žinau. Ne, bet tau reikia padažą pasigaminti. Ok. Pačiam padažą reikia daryti. Jo, turiu susirinkti, tada aš turiu spilti. Dabar šitą reikia užpilti. Visą? Gali, nežinau. Sakė, šitą gali naudoti ant padažo, o šitą gali ir ant ryžių dėtis. Kas čia? Palauk, užsiruoju. Va. Gerai. Ir mano kraujena.
Šita šventykla yra skirta audrų ir jūros dievams. Greitai. Ha? Išpešėjom iš plaukų galytės. Nu kokia tu žiauri? Tokį seguliuką įsisaudysim. Tai žinai, kur esi aušina jėsis, kur dar neša taip sugarbanotai, kur profesionaliai. Žinai, kur mes va nuėjom pažiūrėti, o žiūrėk. Mes, man atrodo, jau ieškosim gėlyčių, man atrodo. Kaip įdomu vaikščiot po vietą, kai tu žinai, kad čia yra prieš daugiau nei 1000 metų. Tiksliai tai prieš 1350 metų. Tada kyla klausimas, kas dar tada seniau buvo? Procesas statymo, kaip jie išmoko statyti. Tu susimastei nors sekundėlį, kad čia yra statyta, ką matom, prieš 1350 metų. Prieš. Ką sakai? Mačiau senesnių dalykų. Pafotinam. O čia va. Matai, va, kad abi matysi. Ai. Jis susiseka O, plaukas. mūsų imperatorė. Tai tas taip gražiai va, koduką taip čiukš pasidaro. Man reikia taip irgi paplauti. Kas apie šventyklas, kas apie kodukus, ne? Ir va taip ir keliaujam. Azijiečių žmonių labai daug galima pasimokyti naujų gudrybių, fotografavimų, plaukų. Jie bydna dabar galėjau iš tikrųjų išeiti su to kimono čia visur pasivaikščioti, žiauriai fainai. Ble, tiesiog per karštą. Per karštą būtų buvę. Bet jeigu kas kada nors varysit, blemba, nesigėdykit, maukitės tos kimono ir varykit vaikščioti, čia žiauriai fainai. Į šventyklas nueit su kimono visai kita. Ir aplamai tose šventyklose labai jautiesi toks dvasiškas visas. Tai su kimono visai būtų, žinai, toks pilnas experiences. Tai varykit, nebijokit. Nesužiūrėjau, Kamilės atvedė į parduotuvę. Pagaliau gal nusipirks tai savo gėlytę, galėsim tęsti savo kelionę. Tai dzin, kiek kainuoja. Nusipirk, būsi happy, no? Aš vykstu su 18 eurų gėlytė. Tai pagalvok apie nuotraukas, Kamilė. Nu viskas galima grįžti turistavimą, Kamiliukai. Bet man atrodo mane apgavo. Kodėl? Ai, ne, nes jeigu po to tau padaro plaukus, bet jeigu nori nusipirkti, tai tie galės susinaudoti, vis tiek tas pats gauna. Okay. Arigato. Thank you. Ai, kaip gražu. Lemia kokie faini nameliukai. Čia kai kurie yra bariukai, kai kurie restoranai, o kai kurie tiesiog rezidenciniai namai. Čia kaip suprantu, čia kaip jų senamiestis. Žiūrėk dabar pagalvoju, kaip fainai tie perliukai. Aš įsirinkau dar didesnį ir mažiai kaip gražiai padarė. Kaip dabar mėgos atsisėdus, kad taip galėčiau savaitę vaikščioti. O Dieve. Mėsa. Tai tau duš tavo kamera. Biškai kamera įsivėlė į plaukus Kamilioko. Duš kamera, jeigu dar kartą. Nuostabiausi plaukai, kokius tik tai esu matęs savo gyvenime. Ne, bet gėlės gražiausiai. Nu, labai gražus senamiestis, labai daug turistų. Bet labai gražus senamiestis. Dar kitokį turi šikuoseną, tai vis kaip gražu.
kaip jie moka pateikti savo tos saldumynus. Aplamai jie viską moka labai gerai pateikti. Thank you. Ryžiukai su prieskoniais. Kaip skanu. Žiauriai skanu. Jom. Ryžiai su prieskoniukais aštriais. Nu, pasakėlė, ką to kartą. Thank you. Kaštoniniai ledai. Tai čia jų Japonijos skoniam. Jom. Kai žinai, ką primena labai? Pažiūrėkit, ją, pažiūrėkit. Na, daug ledų. Pažiūrėkit, darosi. Čia, žinai, kai kondensuotas pienas su kaštonas. Koks geras. Kaip gerai. Čia šiaip stovi. Kaip gerai, kad Kamilė sakė, kad nenori. Vadinasi, visas man. Va, aš tau to išmesęs iš rankų. Pabandom. Ką tu darai? Pažiūrėk. Negalima įt ir valgyti. Pažiūrėkit ją. Niam. Jeigu sukišiau burną, jei čia nesaro, va, valgyk. Žiūrėkit šitą velnio įsikūnymą. Norim ledų. Ne, 600. Aš kitaip to atsidėkosiu, duok. Imk. Ši šventykla skaitosi viena gražiausių ir įspūdingiausių šventyklų Kiote. Jinai įtraukta yra į UNESCO sąrašą netgi. Kiti žinau. Praeities gal nežinau, bet... Jinai įkurta yra 778 metais. Čia skaitoma budistų, žinai, šventykla. Na, išmokome, jeigu eisim į šventyklą, reikia būtinai rankas nusiplauti prieš ją einant. Gal atsigert vandens. Ledų ką tik valgiai. Valgiai ledų. Nenorėjai ledų. Iš karto kaip atvesina, ne? Nieks neiškėlė, tai nieko tokio. Tai viena iš seniausių Japonijos religijų yra Šinto. O čia buvo budeistų šventykla. Tai pas jos dvi religijos dominuoja. Šintoizmas fokusuojasi karočiai garbinimą gamtos ir dvasios. Iš tikrųjų labai normaliai, ne? Man kažkaip patinka. Budeizmas remiasi labiau į Budos pamokslus. Vėl kažkoks tai aiškina čia, kaip gyventi. Nepatinka. Budeizmas labiau koncentruojasi į gyvenimo prasmę ir į pomirtinį pasaulį. Nežinau, man asmeniškai tai... Man asmeniškai tai Šinto labiau prie širdies religija. Ką? Su kuo tu čia šnekės, galiu paklausyti? Su savo žiūrovais. Ką? Nematau jų. Iš tikrųjų ekstremalės, tom tapkutėm vaikščioti, jeigu visą dieną. Nes nėra taip lengva. Cip. Kur tu bėgi? Nepabėgsi. Eisim atsisės kažkur? Atsisės, jo telefoną reikia pasitikti. Gerai. Tau nosį duoti, už tos ledus reikia. Kurios suvalgiai?
Čia vaidinai, kad man negalima jau dar kažką. Tavo ateitį dabar to išsipildys ateitis. Gerai, varom. Kokia sultinga. Arigato gozaimasu. No. Thank you. Goodbye. Kur varom į tą pusę, ne? Dabar varom į turgų pažiūrėti, ką gero pasnekint galima. Paužkandžiauti. Jo, varom į turgų biškį, paieškosim kokių užkandukų. Jie šventyklą netgi turgui turi. Tai nežinai, kada užsimanysi pasimels. Oho. Audys, sakėte vidą. Kompai! Palik ir man biškutį. Opa! Opa, Europa. Opa! Man palik biškį. Tokios kainos niekada gyvenime nepraeisim. Žiūrėkas sakęs, bet dėlė. Sakęs. Pirtas. Trečias. O žiūrėk, penktam. Tai važiuojam penktą. Tai palaukit, tai čia dabar pamatysim, kaip atrodo. Just table for two. Drinks. Vyras. Atsivedžiau vyrą. Dar reikia rekomendacijų. Nu kaip mes be antro? Gerai kvepia. Čia yra giozos. Pagrindinių. Aš čia mano, ne, čia tau paskutinė. Labai gerai. Labai gerai. Einam išpirk savo visas alaus nuodėmes. Nu, ta prasme, visur, kur pasuksi, toks grožis yra. Didelis išskirtinumas. Va, dar kelis bokalus ir dar daugiau išskirtinumo atsiras, ne? Kuo daugiau. Blemba, tamsu, kur mes čia einam. Aš tik matau nori vartus. Nu, tai atsitrenksi tos vartus ir atveisim vėl. Nu? Kur sovietiniais kartus papeles. Jo. Tai mes ten irgi mokėjom apie 2-3 eurus už bokalą. 2 centais. Okay. Tai manoma prasisukti Japonijai papigiai. Neįmanoma, jo, tikrai įmanoma. Plauk, mes prieiname šventyklą. Šiaip užėjom į barą, karočią, bachuriukas šiaip savo varlis, karočią, prie tualeto laiko. Zdarova. Aš kaip panelį priklauso iš gražios taurės, ne bokalą. Mažiau kalbų, daugiau gerimo. Vyniojam namo turbūt jau.